Jei pasiūlyčiau apibūdinti požiūrį į homoseksualus antikinėje Graikijoje, kokios mintis pirmiausia kiltų? Galbūt, kad tai buvo plačiai paplitę ir visuotinai priimtina. Bet yra pora autorių, kurie prieštarauja šiam stereotipiniam įvaizdžiui. Robert Riley knygoje Kaip gėjai tampa norma rašo, kad mintis, kad kas nors gali likti homoseksualu visą gyvenimą, būtų gerokai nustebinusi. Ir ryšys tarp suaugusių vyrų buvo nepriimtinas. Labai panašiai ir Vaitoška savo knygą Homoseksualumas, ko nebeleidžiama pasakyti, rašo, kad tai buvo situacinis ir laikinas homoseksualumas, panašiai kaip dabar kalėjimuose. Ir santykiai su vaikinu buvo galimi tik tol, kol jam imdavo želti barzda. O pagrindimui cituoja Platoną Aristotelį, kurie pasisakė prieš tos pačios lyties santykius, bei poetus, kurie iš to šaipėsi. Sutikčiau, kad tas stereotipas dėl visuotinio palaikymo nėra tikslus, bet šiuo atveju Riley ir Vaitoška lazdą perlenkė jau visai priešingą pusę. Ką galim pasakyti apie tą stereotipinį graiką? Neapsiribojo patirtis vien vyrų ir berniukų poromis. Taip pat nestebintų, kad kažkas gali būti homoseksualu visą gyvenimą, nes tikriausiai pažinojo bent porą, norėjusių tą daryti, jei nebūtų privertusios socialinės aplinkybės susituokti. Taip pat tikriausiai manė, kad dalis homoseksualų tokie yra iš prigimties, o ir barzdotų mylimųjų buvo matę. Gal apie moterų santykius mažiau žinotų, bet bent porą žodžių tam apibūdinti tikrai būtų girdėję.